Tall and tan and young and lovely, the girl from beneath my girl's walking head. When she passes each man, she passes yours. When she walks, she's like a songbird that swings so cool and sways so gentle. And when she passes each man, she passes you. Oh, when he watches her sadly. Yes, how he tenderly loves her. Yes, he would give his hand gladly. But each day when she walks to the sea, he looks straight ahead, not at me. Yeah. Toks gražus, tu man primeni Enrique. Baig tu sveikta apie tą Enrique, juk tu myli Rebeką. Enrique irgi myliu. Petra, mes jau keliaujame daug dienų. Ir, kaip čia pasakius, aš norėjau tavęs paklausti, nes vis tiek kelionė purvina, sunki ir pats dažnai apsiterliot valgydamas mėgsti. Tai turiu to klausimą. Na gerai, Karlosai, klauk. Kadangi pas mus šiandien daug garbių svečių, tai mano klausimas... Klausai šiandien? Karlosai, aš ne to, aš visada prausiu. O ką? Tai dabar studentų atstovybės su gimtadieniu kviečiame pasveikinti administracijos atstovės Liną bei Jūratę. Labą dieną, kadangi mūsų senjorita Margarita jau pasveikino atstovybę su gimtadieniu ir padovanojo visas dovanas, tai aš pasveikinsiu save su gimtadieniu kaip atstovybės veteranė, kuri švenčia jau 9 atstovybės gimtadieniu. Miguelis kažkada buvo tokios organizacijos socialinė mokslinė draugė pirmininkas, bet dabar nebėra, nes pavogė ponį. Tad dabar kviečiame SMD atstovą pasveikinti atstovybę su gimtadieniu. Šiandien sveikinuosi ne tik kaip SMD vadovas, bet ir kaip SA narys. Tad sveikinimas galbūt ne toks šališkas, tiksliau ne toks jau efektyvus, bet labai sąlygas. Labai noriu pasidžiaugti, kad atėjo 11 metai, kad darome labai daug darbų, tai dirbame studentų labui ir kad kiekvienais metais atsiranda vis daugiau idėjų, vis daugiau žmonių ir vis daugiau iniciatyvų. Dėl dovanos. Mėgstu praktiškas dovanas, teiravausi, ko reikia. Aš būčiau padovanojęs daug šokolado, nes šokoladas vis dar įkvepia ir paskatina ir veikia jėgų ir taip toliau. Bet, kadangi atstovybės kambarėlėje negalima valgyti, bet galima gerti, nupirkau kavos, kuris suteiks jėgų. Bet žinokite, kad per daug kavos gerti nesveika, dėja kraujospūdis ir panašiai. Streso per daug irgi negerai. Dėl nupirkau mėtų arbatos, kad atsipalaiduotumėte ir pailsėtumėte. Sveikinu labai labai. Pedro, ar turi ką nors valgyti? Aš noriu valgyti. Mano lagaminas tuščias, aš viską suvalgysiu. Pedro, man šalta. Tai apsirenk, Karlos. Tai neapsirenk, tai apkabink mane. Ei, draugai, būkit geri, sulobinkit Karlosui drabužių. Šerifas. Ten jis! Ne, tas niekšas. Gaudykit jį. Karlas. Ne, Karlas. Kas tavo papuo? Aš matau šviesą tunelio gale. O ne, Karlas, tai tik nežiūrėk į ją. Žiūrėk ją. Pedro, aš mirštu. Karlas, tai laikykis, ką aš be tavęs darysiu toje Amerikoje. Tu parvesi Rebeką. Rebeka, bet kaip Rebeka be tavęs gyvens? Tik Rebeką gali man išgelbėti
artimo mirties, tik Rebekos šokis. Rebekos šokis. Mums reikia Rebekos. Dabar mums reikia 3 Rebekų iš tikrųjų. Žmogui rūpėkšta. Aš norėjau šviesą tunelio gale. Rebeka pirmoji. Tik nedėk galvos prie mano. Žinau, kas toji Rebeka, kuri grįžo iš Šanchajaus. O tu jau pats veikės? Kaip matai, mano širdis plaka vėl, nes meilė Rebekai atgimė. Jinai grįžo pas mane. Prašau, atsistokit čia. Tačiau tai dar nereiškia, kad tu Rebeka. Atsistokit čia. Prašau. Taip. Rebeka užstoji, kurios plaukus, blizgančius plaukus palies mano skrydavo. Tiesos momentas išmušė. Ar tu, Rebeka? O gal tai tu? O gal tu 2 metus buvai Šanchajuje be manęs? Taigi. Man siūlo išrinkti. Geriau, aš tau siūlau ją išrinkti, nes tu geriau atsimeni mano vaikų veidus. Padaryk tai ir tada aš pamatysiu tiesą. O gal Karlas atsimeni bent plaukų spalvą? Tai būtų daug paprasčiau. Žinau, kad ta spalva buvo dangaus žalsvumo ir jūros mėlynumo. Padaryk tai, Pedro, padaryk. Dėk skrybę ant galvos. Taip mano moteris. Karlas, jeigu aš išrinksiu ne tą Rebeką. Man nesvarbu, aš taip pasitikiu, keliausim į Meksiką 3. Tai yra iš Meksikos į Meksiką. Padaryk tą sprendimą, padaryk. Gerai, Karlas. Aš padarysiu. Jo, čia Džordana primena kitas merginas. Ja, tai iš tikrųjų noriu labai padėkoti, kad čia susirinkote, labai džiugu, kad jūsų čia yra labai daug, bet dar džiugiau yra tai, kad kiekvienais metais prie atstovybės veiklos, prie Vusetas KMI prisijungia vis daugiau žmonių ir tų žmonių, kurie nebijo atiduoti savo laiko ir begalę darbo įdėti taip, kad tiek mums visiems, tiek mūsų studentams, tiek tas KMI, tiek ir viso Vilniaus universiteto būtų geriau ir tiesiog dirbam dėl to labai daug ir iš tikrųjų čia stovime čia šiandien ir švenčiame 11 gimtadienį tik dėl to, kad prieš tai 11 metų žmonės labai smarkiai dirbo dėl to. Net jaudinasi kalbėdama, nes iš tikrųjų atstovybė reiškia labai daug, tiek man, tiek ir tikiu, kad visiems žmonėms, kurie čia yra susirinkę ir linkiu mum ir toliau dirbti stipriai dėl studentų, dėl to, kad tiesiog būtų gražiau, geriau, smagiau. Ir iš tikrųjų dar kartą noriu visiems padėkoti už dovanas, už sveikinimus ir pažadu, kad tikrai atstovybė toliau gyvuos, dirbs ir pasieksim dar daug visko ir labai daug gerų gražių darbų nuveiksim. Y feliz cumpleaños y que tengas suerte en tus trabajos. Na ir žinoma, pavalgykit vaikai, vitaminų dozė šitas ananasas ir su gimtadieniu ir sėkmės darbuose. O kadangi jis yra labai brangus atstovybei, tai buvusi pirmininkė Ugnė, prašau. Jau laiko praėjau. Guodžia. Nepamiršau pakviesti, bet esat liepus, nepasiruošiu sveikinimo žodžio, bet mūsų malona. Tai žodžiu, pirmas dalykas, kai jau ką pagalvojau, kiek daug jaunų veidų nesugadintų dar kritinio mąstymo ir parašymo, kaip ne kai kuriem. Tai, žodžiu, iš tikrųjų labai smagu, kad
atstovybė gyvuoja 11 metų ir kasmet tie 11 metų atneša vis naujų žmonių. Ir man labai džiugu, kad ir šiais metais jūs daug įdėjo darbo, daug pasiekėt, jūs tapot, mano nuomonė, labiau matomi, artimesni studentam. Kadangi rašau bakalaurinį ir nesinaudoju Facebook'u, tai labai didelis pagirimas jums, kad gandai apie Folį sklinda ir už Facebook'o ribų, nes apie tai sužinojau ne Facebook'e. Tai, žodžiu, linkiu nepasiduoti, eiti iki galo ir, kaip čia kažkas tiksliai labai pasakė, šokoladas gal jums priduos daugiau jėgų, pabaigti darbus, o jeigu šokoladas dar su patiniuku, tai šis vyko. Beika paliko šią kepurę ir šį kartą išvažiavo į Milaną. Tačiau, mėly atstovybininkai, atėjo pabaiga. Atėjo tas momentas, kai mūsų jausmai priversti suktis abejonių ir nežinios sūkuryje, nes mums labai gaila jūs palikti. Taip, tačiau praeities šmėkla nebepersikas mūsų jaunų širdžių, kai išvyksime ieškoti laimės svetur. Na, palikdami jūs, čia norime jums palinkėti, dėl mūsų neliūdėti. Jūs esat nuostabūs ir tik jūsų dėka atstovybė žydi ir bujoja. Ir ko galiausiai norėtume jums palinkėti, kad tą meilę atstovybei ilgai dar turėtų. Na, o pabaigai norėtume su jumis atsisveikinti. Ir kad kelionė sektųsi mums, bei kad atsimintumėme mus dar ilgai, mes jums skiriame atsisveikinimo šokį.